Sveiki. Rytoj sausio 29 indų kalendoriuje, tokia ypatinga diena. Baimį ekadašis. Būtent. Ir tai, žinokit, daug daugiau nei, tiesiog įrašas kalendoriuje. Tikrai taip. Ten susipina ir tūkstantmetė dvasinė praktika ir viena nepaprastai vaizdinga legenda. Va, būtent. Sakyčiau, net kinematografiška. Mūsų misija šiandien ir yra pasigilinti, kodėl ši diena laikoma tokia galinga. Kas ten per dramą, kokia istorija slypi už jos. O istorija, tiesą sakant, verta didžiojo ekrano. Ji turi viską. Turi talentingus dangiškus menininkus, turi meilę iš pirmo žvilgsnio, kurį įsiplieškia pačiu netinkamiausiu metu. Suprantama. Tada seka katastrofiška klaida, negailestingas prakeiksmas ir galiausiai, kas įdomiausia, išsigelbėjimas, kuris įvyksta beveik netyčia. Tai tokia nuopuolio ir pakilimo istorija. Tiksliai. Apie tai, kaip aukštai galima pakilti, kaip žemai kristi ir kaip netikėtai vėl rasti kelią atgal. Gerai, tai išnarpliuokime tai. Nupieškime tą pradinę sceną. Kur mes esame ir kas yra pagrindiniai veikėjai. Gerai, įsivaizduokime Dievo Indros karalystę danguje. Ji vadinama Svarga. Svarga. Ir tai nėra tiesiog vieta. Tai būsena, kur viešpatauja harmonija, menas, dieviška tvarka. Ten vyksta didžiulė šventė dievų garbė. Ir visų dėmesio centre, kaip suprantu, du atlikėjai. Taip, du gandarvai. Gandarvai. Šaltiniai juos apibūdina kaip tokias dangiškas būtybės, menininkus. Bet turbūt tai daugiau nei muzikantai ir šokėjai. O daug daugiau. Ta prasme, vedų tradicijoje gandarvai yra pusdieviai, meno, gamtos dvasių globėjai. Pusdieviai. Taip, jų muzika, jų šokis, tai nėra, tiesiog pramoga. O kas tada? Supratau. Tad scenoje turime dainininką Maljevaną, kurio balsas, sakoma, galėjo suvirpinti visatos stygas. Ir šokėja Pušpavatį. Kiekvienas jos judesys tobulo grožio išraiška. Gerai. Vadinasi, ant kortos pastatyta kur kas daugiau nei, tiesiog geras pasirodymas. Būtent. Ir štai, pačiame šio kosminės svarbos renginio įkarštyje įvyksta kažkas labai žmogiško, arba šiuo atveju dangiško. Taip, legenda labai poetiškai aprašo tą momentą. Jų žvilgsniai susitiko. Ir to užteko. Ta sekundės dalį tarp jų įsižiebėjo tokia stipri trauka, tokia meilė, kad visa kita – dievai, šventė, kosminė pareiga – tiesiog išnyko. Jie pasimetė vienas kitame. Ir tai iškart paveikė pasirodymą? Maljevanui sudrebėjo balsas, jis ėmė dainuoti pro šalį. O Pušpavatį pametė šokio ritmą, jos judesiai tapo chaotiški, viskas sugriuvo per akimirksnį. Bet vis tiek atrodo tokia menka klaida. Kodėl Dievo Indros reakcija buvo tokia audringa ir negailestinga? Čia ir slypi esmė. Indros pyktis kilo ne dėl meninio broko. Tai buvo pyktis dėl pareigos išdavystės. Pareigos? Taip. Jie leido asmeniniai aistrai nugalėti jų dangišką prigimtį. Jie, atsakingi už harmoniją, pasirodymo metu sukūrė chaosą. Ir bausmė, kurią Indra jiems skyrė, buvo ne šiaip žiauri, ji buvo neįtikėtinai simboliška. Kokia ji buvo? Jis tarė, kadangi pasidavėte aistrai ir pamiršote savo pareigas, praraskite savo dangišką pavidalą ir tapkite pišačiais. Pišačiais? Taip, mėsėdžiais demonais, šmėklomis. Ir liepė jiems keliauti į žemę ir ten kentėti. Laukit, tai bausmė buvo ne tiesiog ištrimti, o paversti juos visiško jų pačių priešingybė. Tiksliai. Čia matome labai gilų principą. Bausmė atspindi prasižengimo esmę. Neįdomu. Jie prarado kontrolę dėl aistros, todėl buvo paversti būtybėmis, kurios įkūnyja nekontroliuojamus primityvius instinktus. Iš grožio ir harmonijos simbolių. Į siaubo ir chaoso įsikūnijimą. Tai ne kerštas, tai tokia dvasinė veidrodinė pasekmė. Jie prarado ne tik statusą, bet ir pačią savo esybę. Ir šaltiniai labai vaizdžiai piešia tą jų naują realybę. Jie atsidūrė atšiauriuose snieguotose Himalajų kalnuose. Kontrastas su šilta ir gausia Svarga tiesiog sunkiai suvokiamas.
Vietoj dieviško nektaro nuolatinis kankinantis alkis. Vietoj dangiškos ramybės kaulus veriantis šaltis. Ir nuolatinė baimė. Bet yra viena detalė, kuri man pasirodė ypač žiauri. Kuri būtent? Pasakojama, kad jie, buvę artistai, kurių visa tapatybė buvo menas, jie prarado gebėjimą džiaugtis grožiu. Muzika jiems tapo tik triukšmu, šokis beprasmiškų judėjimų. Visiška tapatybės krize. Taip. Įsivaizduoti, kad prarandi ne tik namus, bet ir savo talentą. Tai kas tave apibrėžia? Tai skamba kaip pragaras žemėje. Liko tik didžiulis, begalinis gailestis ir savigrauža. Jie buvo priversti gyventi kaip savo pačių šešėliai, nuolat prisimindami, ką prarado dėl vienos akimirkos silpnumo. Tai būsena, kurioje atrodo nebelieka jokios vilties. Jausmas, kad esi pačiame dugne. Ir būtent šioje visiškoje neviltyje, tame dugne, ir įvyksta lūžis. Atėjo Macha mėnesio 11 diena, Ekadašis. Taip. Dėl to baisaus šalčio, kančios, pora visą dieną nieko nevalgė. Na, tiesiog nebuvo ko. Jie gėrė tik ledinį vandenį iš kalnų upelio. O naktis, spaudžiant šalčiui, negalėjo net užmigti. Taigi jie praleido visą dieną pasninkaudami ir visą naktį budėdami. Ir čia yra pati svarbiausia visos istorijos dalis. Kodėl? Jie neatliko jokio sąmoningo ritualo. Jie neplanavo pasninkauti ar laikytis Ekadašio taisyklių. Viskas įvyko natūraliai. Kaip tiesioginė jų beviltiškos padėties pasekmė. Būtent. Bet palaukit. Ar tai reiškia, kad jie viską padarė netyčia? Juk jie nepasirinko to daryti. Kaip tai veikia? Kaip priverstinis pasninkas gali turėti dvasinę galią? Štai čia ir slypi visas grožis. Išoriškai tai buvo kančia, bet viduje, pasakoma, net toje beribėje agonijoje, jie jautė didžiulį gailestį dėl savo poelgio. Aha. Ir nuolat prisiminė dievus. Jų malda nebuvo prašymas išgelbėti. Tai buvo tiesiog nuoširdė atgaila. Tai nuoširdumas gimęs kančioje, o ne formalus ritualas? Būtent tas nuoširdumas pasirodė esant lemiamas faktorius. Jų pasninkas buvo netyčinis, bet jų atgaila. Atgaila buvo tikra. Ir būtent tas tikrumas viską pakeitė. Ir kas nutiko kitą rytą? Saulei patekėjus įvyko stebuklas. Jų bjauri, demoniška išvaizda tiesiog išnyko. Tiesiog dingo. Akimirksniu jie atgavo savo švytinčius, dangiškus gandarvų kūnus. Ir, tarsi to būtų maža, iš dangaus nusileido dieviškas vežimas. Ir pargabino juos atgal. Tiesiai atgal į Svargą. Į tą pačią vietą, iš kurios buvo taip žiauriai ištrimti. Įsivaizduoju visų, ypač paties Indros, nuostabą. Jisgi pats juos prakeikė? Tikriausiai jie tikėjosi, kad jie kenties amžinai? Taip, legenda sako, kad Indra buvo apstulbęs. Jis pats priėjo prie jų ir paklausė, kokia galinga jėga sugebėjo panaikinti mano prakeiksmą? Aš maniau, kad tai neįmanoma. Ir ką jie atsakė? Maljavanas jam paaiškino, kad tai nebuvo jų pačių nuopelnas. Jis sakė, kad jos išgelbėjo Ekadašio dienos gale ir viešpačias Višnaus malonė. Malonė, kurią jie patyrė net to nežinodami. Ir šią istoriją, kaip suprantu, pasakoja pats Krišna. Taip, šaltiniuose nurodoma, kad visą šią istoriją karaliui Judhišthil papasakojo pats viešpats Krišna. Tai ir pabrėžė jos giluminę dvasinę prasmę. Gerai, perkelkime tai į dabartį. Kaip ši tūkstantmetė istorija paaiškina, kodėl Braimi Ekadašis yra svarbus, šiandien? Ši istorija nėra tik pasaka. Jie tampa vilties simboliu ir dvasiniu žemėlapiu. Ji tiesiogiai paaiškina, kodėl būtent ši diena laikoma tokia galinga priemonė apsivalyti nuo praeities klaidų. Žinote, kad net sunkiausios nuodėmės gali būti ištaisytos. Būtent, kad net po didžiausio nuopolio įmanoma atsitiesti. Tai istorija apie atpirkimą ir, antrą šansą. O kaip tai atrodo praktiškai? Kaip žmonės šiandien bando prisiliesti prie tos galios, apie kurią kalbama legendoje? Ką reiškia laikytis Braimi Ekadašio? Praktika tiesiogiai atspindi legendą. Pagrindinis veiksmas yra pasninkas. Dažniausiai atsisakoma grūdijų ir ankštinių kultūrų. Įdomu, o kodėl būtent grūdai ir ankštiniai? Kokia čia prasmė?
Na, ajurvedos ir jogos tradicijose manoma, kad tai maisto produktai, kurie reikalauja daugiausiai virškinimo energijos. Jie, kaip čia pasakius, jie įžemina, daro kūną ir protą sunkesnius. Supratau. Sunkesnius. Taip. Atsisakytus šių produktų, kūnas ir protas, kaip tikima, tampa lengvesni, jautresni, imlesni dvasiniai patirčiai. Energija, kuri būtų naudojama virškinimui, atlaisvinama. Ir ją galima nukreipti į vidinius procesus. Tiksliai. Taigi legenda virsta kūniška praktika, kurios tikslas sukurti vidinę erdvę apsivalymui. O laikas, kuris paprastai būtų skirtas maistui, gaminimui, vargimui, Jis skiriamas dvasinėms praktikoms, kurios atspindi Moljevano ir Pušpavatį vidinę būseną. tai yra meditacija, malda. Meditacija, malda, šventų tekstų skaitimas, mantrų kartojimas. Iš esmės, tai diena, kai sąmoningai atsitraukiama nuo materialų rūpesčių. Tam, kad būtų galima susitelkti į vidinį pasaulį. Taip, Tai tarsi sąmoningas legendos herojų patirties atkūrimas. Tik be priverstinės kančios, o su sąmoningu tikslu. apibendrinant, visa istorija nubrėžia tokį, neįtikėtiną lanką. Viskas prasideda kaip dangiška meilės istorija, kuri dėl vienos klaidos virsta baisia tragedija. Ir nubloškia herojus į kančios bedugnę. Ir tada įvyksta stebuklingas išsigelbėjimas. Pasiektas ne per kruopščiai suplanuotą ritualą, o per nuoširdžią atgailą pačiame didžiausias kančios epicentre. Manau, tai ir yra pati giliausia išdalga. Kad ketinimo tyrumas ir širdies nuoširdumas yra galingesni už bet kokį išorinį formalumą. Jų pasininkas buvo priverstinis, Jų būdėjimas neišvengiamas, bet jų gailestis ir malda kančioje buvo absoliučiai tikri. Ir būtent tas tikrumas atveria kelią dieviškai maloniai. Ir tai palieka vieną labai įdomią, provokuojančią mintį apmąstymams. Legenda iškelia idėją apie netyčinio pasniką, atvedusi į išsigelbėjimą. Jie nepasirinko to daryti, jie buvo priversti aplinkybių. Tai verčia susimastyti, ar nuoširdumas, gimęs iš giliausios kančios, kai žmogus nebeturi ko prarasti, yra dvasiškai galingesnis už sąmoningai, tiksliai ir metodiškai atliekamą ritualą, kai žmogus yra komforto ir saugumo būsenoje.